Labas moteris. Tiesiog iš butiko. Ačiū labai iš tikrųjų klientės moteris, aš ir taip užsisuku tame gyvame bendravime su moterimis. Tas mano rankų darbas, taip siuvu kepuraitės, laukia auskarų ir kitokių ir taip kartais nusistumia. Neturiu laiko, negaliu prisėsti ramiai, bet klientės moteris mane kviečia rankų darbui. Ir pamačiusios suknelę, sako Jolanta, aš noriu tokios panašios sagės. Ir žinot, sukūriau moterį sagę ir paskui sako, ne, aš noriu kaip čia su juostelė užsirišti. Ir tikrai dėkinga, nes tas idėjas man pačios klientės tiesiog pakviečia mane ir sukurta yra mano rankos darbo sagė, čia perliukai, svarovskiukai, kaspinėlis iš 3 dalių sudėliotas, kruopščiai atsakingas, nesako sagės nenoriu ir kad aš galėčiau užsirišti. Ir štai tas kaspiniukas, jisai užsiriša ar prie suknelės, ar marškinėlių, kur tik tai norite. Galima dar variantai ir sagės užsegimai padaryti, arba vien tik tai sagės įsegimai. Tai atvira. Čia ir lankelius turiu kurti, mama mija. Iki linkėjimai jums visoms ir pakuoju dėžutės gražiai, mielai. Štai moteris. Linkėjimai.